Ačiū Vilma, kad pakvietėt pasidalinti savo patirtimi. Ir nors jūs anonsavot, kad čia labai, kaip sakyti, teigiamai galim dabar atsiliepti, aš taip pagalvojau, visko buvo per tą laiką. Ne tik tai čia galiu gerais prisiminimais labai pasidalinti, bet ir tam tikrom pamokom, nes netgi turbūt įskaitat jūs šitą projekto pavadinimą įsileisti klientą į širdį, kad VMI sugalvojo tokį projektą ir pas save jį realizavo, turbūt nuskamba kažkaip keistai ir įtartinai, ar ne? Bet iš tikrųjų tikrai mes bandėm, negaliu pasakyti, kad įsileidom pilnai, bet bent jau dalinai tikrai įsileidom klientą į savo širdį. Ir aš pamenu, kai mes priėmėm sprendimą tiesiog vykdyti šitą projektą ir patį pavadinimą taip ir sugalvom, kad toks jis ir turi būti, įsileisti klientą į širdį. Tai net viduje, organizacijos viduje, žinot, kai reikėjo vadovams tą anonsuoti, tikrai susilaukiau labai žvilgsnių keistų ir apie ką jūs čia, ir kokį klientą, kokią širdį, VMI, ta prasme tikrai buvo toks disonansas tam tikras, bet rezultate pasitenkinimas ir satisfakcija vis tik tai atėjo ir tikrai galutiniam rezultate, jis nebaigtinis tas rezultatas, bet bent jau šiandien tikrai galim ir dalintis, ką patys patyrėm ir kokį turėjom patį rezultatą. Ir tiesiog ir pasidalinsiu klientams, kokį rezultatą atnešėm. Šiek tiek, žinai, konteksto, tai tiesiog, kad suprast, sprendimas tas priimtas įsileist klientą į širdį, bet apie ką mes šnekam, nes aš ir pati, man tai buvo šitas projektas labai lengvas ta prasme mums abiems su Laura, kad mesgi klientai, mes visigi esam klientai, ar ne, ypač kai kalba yra apie gyventojų pajamų mokesčių deklaravimą, tai mumsgi labai lengva iš to kliento batų patirti. Tai kad tiesiog suprast, apie ką kalbam, tai čia keletą faktų idėjom, ar ne, Eglė, tai aš pati galvoju, o Jėzus, beveik 1,5 milijono žmonių kasmet deklaruoja pajamas. Galite įsivaizduoti, kokio lygio, apie kokį mes apimtį kalbam klientų, kuriuos į tą širdį įsileisti. Ir gyventojų pajamų mokestis su visom ten subsidijom, su viskuo sudaro apie 1/4 valstybės biudžeto. Tai įtaka, ar ne, irgi yra begaliniai reikšmingai. Tas skausmas jau dabar tiesiog tu gali pratęsti, kad iš kur jisai prasidėjo, nes piko metu iki 200 000 skambučių per mėnesį yra klientų santykis ir dar 20 000 vizitų. Taip, tikrai. Čia eisim kalba ir eisim per procesą, tai būtent gyventojų pajamų deklaravimo. Paliečia labai daug mūsų klientų, bet ne tik tai tame pačiame gyventojų pajamų deklaravimo procese egzistuoja atskirai šitas procesas. Gyvenimas nesustoja ir šalia to, kad ištinka, kaip sakant, gyventojų pajamų deklaravimas kiekvienais metais, mes vis tiek turim vykdyti savo nuolatinę veiklą, tai yra ir užtikrinti paslaugas įmonėms, užtikrinti paslaugas kitiems gyventojams, kurie vykdo savo veiklą. Ir tas gyventojų pajamų deklaravimas, pats pikinis procesas, pas mus mes skaitom nuo vasario iki gegužės, jisai turbūt ir gyventojams būna dalinai skausmingas, kai kuriems galbūt malonus, bet pas mus tai reiškia tikrai piką, bet jisai apsiriboja ne tik tai šituo tais keliais mėnesiais. Paruošiamieji darbai vyksta jau nuo rugsėjo iki pat sausio. Ir lygiai taip pat po deklaravimo mes turime irgi pakankamai daug darbo su pačių deklaracijų tyrimu, išieškojimo vykdymu, informavimo klientų dėl sumokėjimo, MPS sudarimo ir visokių kitų veiksmų. Jau po gegužės mėnesio, kada yra deadline'as, ir ta prasme vis tiek turim pakankamai daug darbo iki pat metų pabaigos. Procesas tikrai sudėtingas. Kodėl mes ėmėme šito projekto? Kas čia atsitiko, kad šiais metais pradėjom kažkaip žiūrėti kitaip. Esmė buvo tokia, kad po COVID-o, turbūt visi turėjom COVID-o pasiekmes ir visi turėjom šitas rizikas valdyti. Mes irgi buvom pasikeitę, buvom užsidarę, turėjom užsidaryti ar ne, turėjom dirbti iš namų, turėjom irgi įvairias rizikas valdyti. Bet jau 23 metais, pasibaigus 22 metų deklaravimui, tiesiog
nors COVID-as jau baigėsi, atrodo, turėjo jau kaip ir grįžti po truputį gyvenimas į savo vėžes, liko gana didelis nepasitenkinimo jausmas. Kažkas ne taip. O kas ne taip, mes buvom užsidarę pakankamai, kliento neaptarnavom taip, kaip norėtumėm, klientai buvo nepatenkinti, išgirdom daug signalų, darbuotojai lygiai taip pat buvo nepatenkinti ir pervargę nuo to krūvio, skambučiais buvom užbombarduoti, skambučių efektyvumas nebuvo, netgi sakyčiau, priimtinas, kokį mes galime, mes vis tiek neatsakysim į kiekvieną skambutį, neįmanoma, esant 1,5 milijonui ar ne klientų. Kaip ir daug dirbom, daug pastangų dėjom, o pasitenkinimo nebuvo. Ir tas toks jausmas lydėjo tikrai iki pernai metų gruodžio, lapkričio, gruodžio, nors ir ruošėmės, turėjom planą, kaip mes deklaravimo procesą tobulinsim, tikrai, kaip sakyti, nesėdėjom rankas sudėję, nieko neveikdami, bet tas kirbėjimas, kad kažką galim padaryti daugiau, ypač vadovybės lygyje, ir turbūt mums dėl to ir leido priimti sprendimus. Ir čia reikėjo tiesiog kažkaip tai tą pokytį pradėti daryti. Taip atsirado įsileis klientai į širdį. Atėjo tam tikras, kaip sakytas, noras pokyčio, jis buvo pribrendęs, tai irgi labai svarbi sąlyga, norint ar nedaryti pokytį, kad tu jauti tam tikrą nepasitenkinimą, tu matai, kad egzistuoja rizikos, kurių tu nesuvaldai, reikia kažką daryti. Tai visa tai leido, ta aplinka leido mums priimti drąsų sprendimą ir vis tik tai išeiti į naują projektą. O esminės rizikos, ką mes jau išvelgiam prieš pradėdami šitą projektą, tai tikrai, kad trūko lankstumo reaguojant į klientų poreikius. Mes esam didelė organizacija, klientų labai daug, tai nėra paprasta labai greitai ir efektyviai tą lankstumą pasiekti. Bet kažką reikėjo daryti. Nesusitelkėm į bendrą tikslą. Tikrai įsivardijom, kad atskirai kiekvienas padalinys ir lyg ir pasiekdavo savo tikslų, tačiau bendro to tikslo, kad būtų klientas patenkintas, deklaravimo laikotarpį vis tik nebuvo. Ir plus tikrai buvo sunku numatyti, kokią turėsime aplinką, kaip keisis ekonominė ir socialinė situacija deklaravimo metu, nes, kaip toliau paminėsiu keliais pavyzdžiais, tikrai buvo nenumatytų atvejų, kaip sakant, ištinka gyvenimas, visą laiką tas egzistuoja. Ir pasirinkom valdymo priemonę kartu su Vilmos pagalba, tai sukurti vienijančią vizualią discipliną, kuri suteiktų tiesiog mums greitai dalintis tą informaciją, turėti tą informaciją ir remiantis tą informaciją priimti ir gyvendinti sprendimus kartu. Gražiai skamba, tačiau ar tai buvo lengva padaryti, tai ne taip jau ir čia paprasta. Ir tikrai va čia, kai buvo parašyta projektas ar avantiūra, tai žinot, pradžioje tikrai aš pasakysiu atvirai, aš sakiau, kad čia avantiūra. Bet mes, priėmėm tokį sprendimą, prisėmėm tą atsakomybę ir vadovybės lygyje nusprendėm, einam į tą avantiūrą, prisėmėm riziką, kad gal ir nepavyks, bet, blogiausias, kas atsitiks, liksim su to pačiu nepasitenkinimo jausmu, ar ne, tiesiog nepajudėsim į pokytį. Bet kadangi tas netenkino ir tas nepasitenkinimo jausmas labai kirbėjo, prisėmėm riziką daryti avantiūrą. O avantiūra dėl ko? Dėl to, kad tai palietė 40 vadovų, ir čia tik vadovų, su skirtingų visiškai matymų, skirtingų laukų, skirtingų vertinimų, kas pakankamai buvo sudėtinga, nes įtraukėm ne tik tuos vadovus, kurie tiesiogiai dalyvauja deklaravimo procese, tai yra skambučių centras, aptarnavimo padaliniai, apskričių darbuotojai, bet ir tokius padalinių vadovus, kurie tiesiogiai nedalyvauja tame, sakykime, ten tarptautinių ryšių departamentas, administravimo, kurie lyg ir neturėtų tiesioginių sąsajų, bet jie buvo į šitą projektą įtraukti. Iki faktinio deklaravimo mums buvo likęs 1 mėnuo. Ir dar, jeigu kas iš viešojo sektoriaus žinot, startavom sausį iš esmės su visais vadovais. Sausis yra visų ataskaitų metas, valstybės tarnybos vertinimas, tikrai užimtumas didelis. Čia reikėjo rasti mums laiką įterpti visų vadovų susitikimą, kas buvo misija neįmanoma. Ir dar, kai jiems pasakai, kad mes turim įsileisti klientą į širdį,
prie viso to. Tai tikrai pasipriešinimo buvo pakankamai, galbūt, gal taip negaliu pasakyti, bet tokios rezistencijos buvo daug. Bet ir čia šitoj vietoj, žinai, Eglė, aš jau čia dabar įsiterpt noriu. Iš tikrųjų, iš kitos tos pusės, pas mus jausmas buvo toksai, kaip, gal neatrodė kaip avantūra, bet buvo mums labai aišku, kad mes realiai, turim vieną šūvį, nes 40 vadovų, tos 2 dienos sausio mėnesį, laiko jau fine-tunui nebebus. Per tas 2 dienas turi užgimtą discipliną, kad jau jie iš karto po tų 2 dienų perės ir nupirktų, ir susikurtų, ir pradėtų daryti. Ir nėra antro šūvio. Ir mes sėdėjom ir esminis klausimas buvo, jau kai suplanavom, kad čia bus sausio, kaip vis tiek, čia po tų visų švenčių, kad čia sausio pradžiai, ir žiūri kalendorių, ir tokia, atrodo, pilve ten vartosi tie drugeliai, ar ne, labai laukiam, buvo žiūri fainas projektas, bet kartu iš tikrųjų buvo didžiulė labai atsakomybė. Tai ką daryti? Tai reikia kažkaip išmušti, ar ne, išmušti iš tos įprastinės orbitos, nes tikrai, kaip Eglė sakė, tai daro bilė kiek daug, kiekvienais metais, kaip mokesčių mokėtas, aš kiekvienais metais jau bijau atsidaryti deklaravimus, nesuprantu, kad vėl bus visko daug naujo, gero pridaryta. Ir žinai, kol suprasiu, ar ne, kaip čia, ką čia dėl manęs gero padarė. Ne, bet čia juokas jokiais, bet tikrai daro daug didžiulį instituciją, žmonės labai stengiasi. Ir ką daryti? Tai mes taip ir galvom, tai ką daryti? Tai vienintelis būdas, kad sutelkti visus, tai reikia juos kažkaip parodyti iš to kliento batų, ar ne, kaipgi čia tie peliukų šikniukai atrodo, kasgi tenais vyksta iš tikrųjų. Ir čia mes priėmėm sprendimą, iš tikrųjų tas pasiruošimas vyko labai mažoj grupeliai, vėlgi, kad mažiau tenais aistrų kiltų, kaip sakyti, ir taip toliau, tai priėmėm sprendimą, kad eisim klausyti. Ta prasme, eisim klausyti pokalbių ir kad geriausiai mes tos peliukų šikniukus patirsime ar ne per laiškus, ką klientai rašo, ir per tuos skambučius. Tai mes klausimo sesiją išsiuntėm vadovus visus tuos 40 klausytis įrašų, tai va čia irgi buvo labai, labai geras būdas, kad nereikia tam realių laikų, bet gali pasinaudoti sistema. Ir jie, nežinau, ten geras 2 valandas klausėsi, gal daugiau ar ne tų įrašų ir vat, paskui pradėjo, tai Eglė, čia tu pati buvai dalis to klausymosi, tai tiesiog matėm, kaip keičiasi veidai ir kokios kyla reakcijos iš viso to. Taip, ir čia šitas pratimas, aš jau iš praktikos pasakysiu, tikrai labai naudingas padaryti. Net nežiūrint ir kokį tu tikslą pasiekė, turbūt įvairūs tikslai čia pasiteisina. Bet supratimas, čia iš esmės kaip ir nuėjimas į gembą, ar ne? Iš esmės pajausti ir pamatyti, kaip realiai vyksta. Mes pasiklausėm ir pokalbių su klientais, skaitėm atsakymus į mokesčių mokėtojų paklausimus, kuriuos rašo skirtingų padalinių klientai tam, kad įvertinti realybę ir pamatyti, su kuo mūsų darbuotojai tiesiogiai susiduria, kokias turi problemas. Ir tikrai turėjom nustebimų ir gerąją prasme, nes pamatėm puikių mūsų klientų nuvedimų, kaip reikia deklaruoti, ir net proaktyvaus tokio paaiškinimo, ką papildomai dar būt, kokios prievolės gali atsirasti mokėtojui, kas, kaip ir sakyt, konsultantui jo niekas neklausė apie tai. Bet ir pamatėm tai, ką reikia labai pasitikti. Ir tas pamatymas buvo labai visiems padaliniams. Čia yra mūsų faktinė nuotrauka, mūsų kolegos, matot, kokius turėjom didžiulės diskusijas darbo grupėse ir įsivertinti turėjom, kokius įsitikinimus reikia mums pakeisti, kad pasikeistų visuma. Klausimas tikrai buvo labai svarbus ir netoks ir paprastas. Kai kuriems ir skausmingas buvo, nes įsitikinimų tikrai turėjom daug. Ir karūnų reikėjo ne vieną nusiimti. Pripažinti reikėjo, kad kai kam karūnos labai užsidėtos, kokie mes esam daug išmanantis, daug visokių esam padarę ir atsakymų į klausimus, ir mūsų procesas yra labai paprastas, ir mes tikrai tą deklaravimą galim čia, kaip sakyti, atsipūtę savo realizuoti, nes viskas yra labai paprasta. Bet kai pamatėm situaciją realybėj ir įsivertinom, tikrai reikėjo kai kuriems karūnas nusiimti ir pripažinti, kad nėra taip paprasta mokesčiai, su kuriais mes gyvenam, ir kad deklaravimo metu
niekur nedings nei skambučiai, nei vizitai, nes mūsų klientus deklaravimas ištinka vieną kartą per metus. Tai nereikia galvoti, kad jie tikrai bus labai pažengę ir visi žinos, kaip tą daryti, ir visi mokės ir puikiai viską patys deklaruos. Ir dar prieš miegą eis klausytis, ar ne, video žiūrėtis vietoj pasakų prieš miegą ir, kaip sakyt, kaifuos nuo to. Tai taip. Ir suvokimas tai, kad tų klientų yra tikrai jų didelė aibė ir jie yra labai skirtingi. Ir galbūt buhalteriui yra viena informacija reikalinga ir pagalba, arba jos visiškai nereikia, tiesiog padaryti paprastą paslaugą, o galbūt paprastam gyventojui, kuris tikrai vieną kartą per metus susiduria su to mokesčių deklaravimu, reikia už rankos jį nuvesti ir jam padėti sudeklaruoti labai paprastai ir aiškiai, kad jis neliktų klausimų. Ir dar begalės kitų situacijų, atsižvelgiant jaunimas, vyresni žmonės, įsilavinimas, kas tik nori. Labai daug yra klientų, kaip sakyt, nuotraukų yra labai daug. Ir kartu, lygiai taip pat, ta pati komanda, va čia matot irgi nuotrauką, čia mūsų ir viršininkė yra, ir kartu buvo įsijungus ir apskričių, matau Vilniaus apskrities viršininkė. Bet tikrai įsitraukimas buvo įtraukti ne tik tai aukščiausio lygio vadovai, ir apskričių vadovai buvo įtraukti. Ir mes savo kūrėme tą vizualią discipliną, kaip galim valdyti informaciją, kokia ta informacija turi būti, reikėjo susitarti, kokius duomenis turim valdyti, kaip dažnai juos atnaujinti, tam, kad būtumėm lankstus ir pasiektumėm savo tikslus orientuotus į klientą. Ką mes sutarėm ir kaip vyko, faktiškai vyko. Tai susirinkimai vyko 2 kartus per savaitę po 20 minučių. Pradžioje nebuvo tai lengva pasiekti, visi norėjom kalbėti, išsitęsdavo iki ir valandos, tačiau sugebėjom suvaldyti ir čia su pagalba ir konsultantų sugebėjom suvaldyti šitą procesą ir čia labai svarbu tą pasiekti, kad neužsitęsti per daug, tai turi būti operatyvus aptarimas. Dalyvaudavo tuose susirinkimuose apie nuo 20 iki 25 dalyvių, priklausomai temos, kaip keitėsi, ir buvo įtraukti įvairių lygių vadovai. Lyderystę buvo paėmęs mūsų aukščiausio lygio vienas iš vadovų, viršininkės pavaduotojas Martynas, tai netgi, ta prasme, nuo aukščiausio lygio, bet dalyvaudavo ir iš apskričių, netgi poskyrių patarėjai, kurie tiesiogiai yra susiję su deklaravimo procesu. Stebėjom faktinę onlininę informaciją, rodikliai buvo surenkami ir informacija susirenkama prieš pasitarimą, jinai vizualizuota ir mes galėjom lankščiai, operatyviai čia ir dabar priimti sprendimus, nes tuose pasitarimuose, kaip minėjau, dalyvaudavo ne tik vadovai, kurie galėdavo informuoti, bet ir tie, kurie priimdavo sprendimus. Taip atrodė mūsų ta vizualizacija, vizuali lenta, kurioje mes stebėjom įvairius rodiklius. Komanda, vadovų ta komanda ir sutarė, kokie tie rodikliai turi būti, ką mes turim stebėti. Ir čia, žinoma, čia tų skaičiukų jūs visų gal ir nėra prasmės identifikuoti, bet priklausomai nuo proceso mes tikrai turėjom įvairius rodiklius susijusius tiek su kliento poreikiais, su kliento klausimais, aptarnavimo prieinamumu, skambučių prieinamumu, informacinių sistemų pasiekiamumu arba trikiais. Labai daug įvairių rodiklių, kurie aktualūs būtent tuo laikotarpiu deklaravimo proceso valdymo. Ir tikrai vizualiai matant šitą informaciją buvo priimami sprendimai. Kaip pavyzdys galiu paminėti, kai pamatėm, kad mūsų eilės aptarnavimo Vilniuje ir Klaipėdoje išaugo iki 2 savaičių, mes gana operatyviai atidarėm naujus langelius ir tokiu būdu eliminavom tokias didelį atotrūkį eilėse. Tai čia šitie sprendimai leido, ta informacija leido priimti lanksčiai sprendimus. Tikrai labai svarbi ta vizualizacija ir visų vienodas matymas šitos informacijos. Visi priėjo prie tos informacijos, kas dalyvaudavo susirinkimuose ir matydavo tuos pokyčius ir matydavo tos informacijos visus duomenis, pagal ką buvo priimami sprendimai. Ir aš dar galiu, pakomentuoti, atsimenu, kai buvau porą kartų prisijungusi, tai tiesiog toks jausmas buvo, kad nebėra to, kad
čia apskritis viena ar kita ir ten su savo langeliais ir resursais, yra kalba bendrai, ar ne, kiek mums reikia ir ko reikia klientui ir kaip mes galim tuos resursus perskirstyti, nes tai yra mūsų visų kartu tas bendras reikalas. Tai vat šitie tokie klausimai ir iš tikrųjų fantastiškai, taip patiems buvo labai baisu, nes buvo tas momentas, kai reiškia, tie 40 žmonių, kurie dalyvavo tose 2 dienose, kuriant tą discipliną, antros dienos pabaigoje, mes tiesiog uždavėme atvirą klausimą. Pakelkit rankas, kas save matote, kad turėtumėte dalyvauti tuos 2 kartus per savaitę ir kad tai yra, na, jums adekvatu. Tai vat ir apie 60% žmonių kaip tik ir pasakė, taip, ta prasme, aš turiu ten būti. Ir čia toks irgi buvo dar vienas, gal tas nežinomybės faktorius, kad visiems būna labai baisu daug žmonių, nes visi norės pasireikšti. Bet iš tikrųjų tai pati informacija, kuri buvo pasirinkta stebėjimui, jinai ir vedė komandą ir visiškai, na, nereikėjo šnekėti apie nieką, nes va, yra faktai ir visiems labai aišku, tas, kuris tą informaciją atnaujino, jisai jau žino, ar reikia apie ją kalbėti, ar nereikia apie ją kalbėti, o gal ten nieko neįvyko ir viskas yra, kaip sakyta, pas mus, na, pagal planą, ar ne? Tai va, tai toks dalykas čia įvyko. Ir o kasgi, Egle, pasikeitė, jeigu tai visiems tai norisi tų faktų, ne to gėrio, tai... Taip, tai čia šiek tiek rezultatai, ką mes išsimatavę esam, jau dabar išsimatavę po deklaravimo proceso. Labai trumpai, pokytis, ar ne? Jeigu darom pokytį, tai ne vien tik dėl pokyčio, darom siekdami tam tikrų rezultatų, tai rezultatai už save kalbėjo. Skambučio efektyvumas augo nuo 50% iki 71%. Vidutinis laukimo laikas skambučio sutrumpėjo per pusę, iki 2 minučių 53, vidutiniškai čia, ar ne? Konsultacijos gyvai tapo prieinamos klientams per 4-5 dienas. Irgi Vilnius šiek tiek turėjo iššūkių, bet visumoje man tai buvo irgi pakankamai didelis mums pasiekimas piko laikotarpiu. Darbo vietų kiekis buvo padidintas iki 126 nuo 107, bet darbo dienų kiekis augo nuo 131 iki dvigubai, iki 245 dienų per savaitę ir tą realizavom perskirstant tarp padalinių langelius pagal realius klientų poreikius. Čia buvo tikrai labai svarbu lanksčiai, operatyviai tuos sprendimus priimti. Ir vat matote skaidrėje, kiek gautų skambučių, atsakytų skambučių ir prarastų skambučių pokyčiai įvyko. Ir tikrai skambučių mastas nelabai padidėjo, bet atsakytų skambučių mes turėjom žymiai daugiau, kas ir yra svarbu. Tai dar toliau apie rezultatus, ne tik skaičiai rodė mums, kad mes turėjom šito rezultatą, bet matom ir, ta prasme, pokytį organizacijos kultūroje ir organizacijos viduje, kas tikrai yra labai svarbu. Be to, kad čia, ką mato skaidrėje, tas planavimas pačių veiksmų leido operatyviai ir lankščiai priimti sprendimus, tą planą keisti, pats susirinkimų šitas formatas 2 kartus per savaitę, pirmadieniais ir trečiadieniais šventas reikalas būdavo susieiti, bet tai irgi labai buvo ir informatumas žymiai didesnis visų susijusių ar ne asmenų ir leido priimti sprendimus. Taip pat priėmėm sprendimą, kad nestartuosim kažkurią tai labai konkrečią dieną su deklaravimu, ką darėm anksčiau, o leidom deklaruoti, tai yra jau kai turėjom visus duomenis nuo vasario 21, tokiu būdu sumažinom piką, tiesiog paskirstėm tą laiką, patys neįsišaukėm per didelio srauto deklaracijų. Nuosaikesnis gavosi, ar ne? Anksčiau žmonės pradėjo. Taip, tas irgi labai svarbu. Ir esminis dalykas, kad kolektyvas, ką aš paskui turbūt išgirdau iš kolegų jau tiesiog kaip refleksija, kad jie visi jautėsi dalimi bendro. Karūnos buvo nuimtos ir nebuvo taip, kad mes padarėm savo gerai, mes pakonsultavom gerai, bet čia vat kažkas tai kažko nedadarė. Šito neliko, nes darbuotojų lūpose, tikrai mūsų komandos lūpose skambėjo, mes deklaravimą įveikėm. Tai čia buvo esminis toksai galbūt net kultūrinis prisidėjimas. Ir dar, žinot,
labai tokią gerą turėjom patirtį, kai darant refleksiją, kolegos vieni kitiems sakė ačiū. Ačiū kolegoms, kad jūs prisidėjo. Tai tikrai labai ta tokia galbūt netiesioginė vertė, bet jinai, manau, organizacijai yra labai svarbi. Taip kad deklaravimas tikrai šių metų deklaravimas patapo visos institucijos reikalas. Ir aš galiu pasakyti, kad dabar pasakius institucijoje pas mus VMI, kad reikia įsileisti klientą į širdį, jau nebesulaukiu tokio, kaip sakyti, to išraiškos, kuris sakytų, kad čia kažkas tai ne taip. O esminiai veiksmai, kas leido šitą procesą padaryti, kaip sakiau, lyg ir ėjom į avantūrą, rizikavom, bet tam mes turėjom ir prielaidas. Tai pirmiausia, aiškus poreikis keistis, tikrai mes jį turėjom. Reikėjo nusimesti karūnas ir labai geras pratimas buvo įsivertinti, kokia yra realybė su klientais ar ne, vadovams tą pamatyti, tikrai labai geras pratimas perklausyti. Taip pat vadovybės prisiėmimas ir ryžtas prisijimti tam tikrą neapibrėžtumą ir nežinomybę, į kurią ėjom, nes nežinojom, ar čia mums pavyks, tikrai nebuvom garantuoti. Bet tikėjom, turbūt tas tikėjimas mums leido priimti tos sprendimus prieš pradedant šitą discipliną. Ir žinoma, svarbus buvo nusistatyti rodikliai, aktuali informacija, duomenys, kuriais rėmėmės priimdami sprendimus. Ir kaip ten bebūtų, palaikymas vadovybės turbūt labai buvo svarbus, nes pradžioje visokių, kaip sakiau, buvo minčių. Ir žinoma, lygiai taip pat mūsų konsultantų padėjimas mums įveikti tos tokius nukrypimus, kur paslydimai galimi buvo, labai greitai galima buvo paslysti. Tai padėjo mums jau išvengti, kad paprasčiau ateitumėm į šitą kelią. Jo, gal aš tada dar irgi iš to tokio, holistinės rizikos valdymo pusės, kas įvyko. Tai iš tikrųjų esminis tai dalykas, kad pasikeitė tikslo suvokimas. Jeigu anksčiau būdavo, kad deklaravimui, mesgi turim sistemas, tai yra patys mokesčių mokėtojai turi susideklaruoti ir čia jau nėra čia ko jiems skambinti ir nėra čia ko eiti, tai tas tikslo ir rizikos suvokimas, pasikeitė, kad reiškia tikslas yra pervestis ir padėti laiku ir lengvai susideklaruoti ir sumokėti mokesčius. Tai vat šitas turbūt buvo esminis ir tada iš to visiškai atsiskleidė kitas požiūris ir tuos resursus, bendradarbiavimą ir panašiai. Ir žiauriai stiprus buvo momentas, kad atsirado tikrai mes ir apie ką kalbėjome, apie tą pasidalintą atsakomybę. Nebuvo taip, kad, tai čia visi savo darbus padarė, o dabar jau čia tas skambučių centras už tą deklaravimą, ar ten dar kas nors atsakingas, ar ne. Ne, tai iš tikrųjų dirbam visi kartu. Ir labai natūraliai, kaip Eglė minėjo, kad skirtingo lygio, tai ir mokesčių inspekcijos ir viršininkė su pavaduotojais, ir apskaičių vadovai, ir skyrių, ir poskyrių netgi, kurie arčiausiai to proceso, neliko rangų, neliko lygių, neliko tų pareigybių, o tiesiog natūraliai suplokštėjo hierarchija ir daug greičiau informacija vaikščiodavo tarp padalinių, nes jeigu taip įsivaizduoja, kad ten apsitarė savo klopelį, ten viskas per viršų, ten viską, tai būtų užsitęsę ten ir būtų paralyžius ištikęs iš karto. Tai va šitas momentas tikrai buvo labai toksai gera praktika, kur išeiti už tų tokių gal įprastinių ribų. Ir faktas, kad būtent vizualų susirinkimai, kur ta atnaujinta gera informacija ir ne tiek daug laiko ir skiriant, 2 kartus po 20 minučių ir tikrai žmonės sutilpdavo ir gebėjo ir išmoko greitai komunikuoti ir spręsti čia. Ir man tai nuostabiausias, tai Eglė, kaip tu ten sakė, kad o kaip žinoti, kad nebuvo vienkartinė akcija, čia tas jūsų įsileidimas į širdį, baigėsi sezonas, visi atsipūtė, gal viskas pasibaigė, ar pasibaigė? Nepasibaigė. Iš tikrųjų, tai mes toliau turėjom ne tokią sesiją, turėjom tarpusavį sesiją, kuriuose procesuose galim panašiai šitą vizualizaciją ir vizualią tą, kaip sakyt, tokius susirinkimus ir tokią techniką taikyti kitose procesuose. Bet prievartos čia nėra, procesai patys pabandė, ar ne, ir kadangi vadovai visi dalyvavo, pamatė, kaip tas įrankis veikia, priims sprendimus, ar tą toliau daryti. Mažose tam tikruose dalykuose kai kas ir daro, galbūt ne pilna apimtimi, bet mūsų deklaravimo procesas nenutrūko, kaip aš ir pradžioje sakiau. Mes toliau dėliojam ir dabar planuojam, kokias turim įtraukti priemonės, kokias pamokas išmokti, ką reikia pakeisti ir taip toliau. Ir aš manau, kad tą pačią rutiną, tos pačius susirinkimus jau net turbūt nekils klausimo, kad reikia kitaip daryti, nes tas veikia.
tiesiog tas veikia, visi turi patirtį, kad veikia, o dalykai, kurie veikia, nu tai tiesiog juos reikia daryti. Jo, ir tas geras jausmas, ar ne, kad ateina tas iš tos drąsos, šito poreikio keistis, tas suvokimas, kad sistema tai nėra kažkokia prigimtinė šventa karvė ir kad jeigu mūsų tas verslo modelis, mūsų įpročiai, mūsų įsitikinimai trukdo siekti tikslus ir neleidžia susivaldyti rizikų, mes galim ją paimti ir pakeisti. Tai va čia toksai, man tai labai geras artefaktas ir įrodymas, kaip keisdami būdą, kaip mes dirbam kartu, mes iš esmės galim pakeisti ir savo santykį su rizika ir būtent keldami tą klausimą, kaip mes kartu dirbam, tai panaudoti kaip rizikos valdymo priemonę.